Sveiki, aš esu Aivaras. Norėčiau RS stipendijos konkursui pristatyti savo projektą, tai skaitmenizuotų audio signalų keitiklį į analoginius signalus. Štai, tiesiog populiariai audio dakas. Mano audio dakas įėjime turi USB prievadą, koaksalinį prievadą, optinį prievadą, I2S prievadą, o visus šitus skaitmenizuotus signalus paduodamus gali konvertuoti į stereo analoginį signalą. Mano audio dakas yra valdomas mažos klaviatūros pagalba, vadovaujantis informacija LCD ekrane. Tai čia bendrai yra kontrolės plokštė. Jinai valdo daką. Dakas yra nustatomas per SPI sąsają. Taip pat jis valdo išrinkimo plokštę, kuri išrenka prievadą, o prievadų plokštė visus įeinančius skirtingo formato signalus konvertuoja į I2S formatą suprantamą dako. Ir viskas yra maitinama maitinimo plokštės, yra atskiri transformatoriai analoginiai bei skaitmeniniai daliai. Reikia kažkiek išlaikyti audiofiliškumą. Pajunkim USB prievadą. Matom, žalia lemputė užsidegė, kompiuterį inicializavosi nauja USB audio korta. Pasileiskim signalų generatorių. Čia bus 1 kHz sinusinis signalas. Oscillografai iškart matom rezultatą. Jį mes galim kažkiek keisti naudodamės prietaiso meniu. Su OK mygtuku einam į gilesnius nustatymus. Čia galim pasikeisti demfazės filtrą. Galim skaitmeninio filtro parametrus keisti ir delta sigma moduliatoriaus greitį. Kitas prievadas, kurį galiu jums pademonstruoti, tai yra optinis įėjimas. Kaip signalų šaltinį panaudosiu muzikinį centrą. Štai iš jo ateina jau signalas, matom raudoną švieselį. Meniu išsirenkam optinį įėjimą. Štai optinis. Ir jį prijungiam. Raudona šviesa užgeso, priėmėm signalą. Ir štai muzikinis signalas matosi ekrane oscillografo. Atsiprašau, kad neturiu kolonėlių, bet vizualus atvaizdavimas dar netgi elektroniškesnis. Tai tiek, dėkui, kad žiūrėjot. Ate.